Tai gal mes po truputėlį jau ir pradėsime, matau, kad dar žmonės jungiasi, bet kaip čia visų pirma pasisveikinti su tais, kuriais dar nepasveikinus. Sveiki, ačiū, kad prisijungėte į mūsų organizuojamą webinarą, kuris yra skirtas edukacinėms įstaigoms. Tai pradžiai gal prisistatysiu, kas mes nepažįstate, esu Diana Žmiauskaitė, dirbu Infoera kaip programinės įrangos specialistė, tuo pačiu dar esu ir KTU lektorė. Tai turiu iš tikrųjų daug patirties su programinės įrangomis ir labai įvairiomis, tiek su pačiu SketchUpu, Archicadu, Revitu, AutoCadu, Lumijonu, Inkscape'u, Bluebeamu ir kitomis programinės įrangomis. Tai pradėsime gal nuo to, kas apskritai yra SketchUpas. Pats webinaras iš esmės orientuotas tiems, kurie nėra susipažinę su tokia programa arba yra girdėję ir susipažinę labai minimaliai ir norėtų sužinoti, kaip galima būtų šitą įrangą panaudoti. Tai visų pirma, tai SketchUpas yra 3D modeliavimo ir projektavimo programinė įranga. SketchUpą labai plačiai naudoja interjero dizaineriai, baldininkai, architektai, urbanistai ir kiti šios specialybės žmonės. Kuo SketchUpas mums bent jau asmeniškai atrodo, kad yra svarbus, tai kad pati programa dėl savo visos interfeiso, visos infrastruktūros, jinai skatina kūrybiškumą per 3D erdvinių modelių kūrimą ir vizualizavimą. Dar truputėlį taip pertrauksiu save pati, kad jeigu turėsite kokių klausimų, galite rašyti, gale po webinaro juos peržvelgsime. Tai ką ši programa gali pasiūlyti moksleiviams? Tai SketchUpas lavina erdvinį suvokimą. Naudodami šią įrangą ir kurdami erdvinius modelius, mokiniai geriau supranta objektų dydžius, formas ir proporcijas. Palengvina tarpdisciplininį mokymąsi. SketchUp lengvai integruojamas į bendras mokymosi programas, matematika, fizika, menas ir panašiai. Lavina problemų sprendimų įgūdžius. 3D modelių kūrimas padeda ieškoti pamokų metu iškilusių problemų sprendimo, pateikiant jas vaizdžiai. Tai pas mus webinaras susidės iš 2 dalių. Tai dabar yra tas pirmasis webinaras, kurį aš pristatinėsiu, tai kalbėsime apie programinės įrangos valdymą, 3D modeliavimo ypatumus, brėžinius ir kokia ta yra ateities perspektyva mokiniams patiems, kurie mokinasi šią programą. Ir lapkričio 13 dieną kviečiu visus ir siūsime jums irgi kvietimus, kurie prisiregistravote, prisijungti prie tęsinio, kur mano kolega parodys, kaip šią programinę įrangą galima būtų pritaikyti konkrečiose pamokose, kaip fizikoje, matematikoje, biologijoje ir panašiai, kaip reikia kurti animacijas ir koks tas kūrybiškumo ugdymas naudojantis šią programą. Tai pradėsime nuo tokio iš tikrųjų labai paprasto pristatymo, kaip tas SketchUpas atrodo. Tai SketchUpas, kaip visos programinės įrangos, kaip čia būna, pasirodo, kad viskas žiauriai sudėtingai. Čia labai daug įvairiausių mygtukų, neaišku, kas čia vyksta, bet iš tiesų SketchUpas yra pakankamai paprastas, čia yra jo privalumas, ypatingai tiems, kurie tik pradeda modeliuoti. Tai šiandien aš jums parodysiu 3 modelius. Pabandysiu gyvai jums parodyti, kaip galima juos paprastai sumodeliuoti be kažkokių tai papildomų plugimų, įskiepių, kitaip vadinama lietuviškai. Jų iš tikrųjų SketchUpas turi daug, bet šiuo metu fokusuosimės į tai, ką pats SketchUpas gali pasiūlyti. Tai čia matote pagrindinę tą SketchUp įrankio juostą, su kuria mes ir dirbsime. Tai čia dabar prie kiekvienos figūros matote įrankiai, kurie bus naudojami. Tai yra vieni iš pagrindinių SketchUp įrankių, su kuriais yra dirbama. Ir aš jums parodysiu, kaip yra tai paprastai padaroma. Dabar, jeigu taip žiūrint, tai reikėtų prisiminti tokį dalyką, kad SketchUpas, tai aš bent jau asmeniškai įsivaizduoju jį kaip laisvą piešimą tik tais 3D erdvėje. Tai tarkime, aš galiu pasimti iš įrankių juostos bet kurią funkciją, šiuo metu aš pasimsiu, tarkime, kvadratą, nes man jo reikia, ir galiu jį nusibrėžti. Galiu jį nusibrėžti visiškai laisvai, arba čia dešinėje pusėje yra dimensions, tai yra matmenys, kuriuos aš galiu užduoti. Tai programa tiek centimetrais, tiek milimetrais, kokius jūs pasirinksite matmenis, tai ir brėžia, bet šiuo metu aš tik paimsiu iš akies. Mes turime kažkokią tai plokštumą. Tai yra tokia pieštinė plokštuma, jinai susideda iš linijų, susijungia ir atsiranda tokia pas mus plokštuma. Dabar ką mes su ją galime padaryti?
pats naudingiausias turbūt įrankis SketchUp yra push-up toolas, kuris parenka kažkokią tai plokštumą ir ją gali iškerti. Ir mes jau turime kažkokią tai formą. Dabar ką mes toliau su juo galim daryti, ne? Ir reikia SketchUp'e visada labai kūrybiškai žiūrėti, ką mes su juo galim padaryti. Mes šiuo atveju, jeigu mes orientuojamės ne kažką panašaus į šitai, pagalvojame, kokį įrankį mums reikėtų, mes galėtume arba rankiniu būdu užsibriežti, sakykime, kažkokias tai ribas, arba galime tiesiog panaudoję offseto toolą, tiesiog užsidėti, kiek mums reikia. Ir šiuo metu užsidėsiu savo užduotį, tarkim, tai būtų 100 mm. Ir tą patį padarysiu ir su kitomis plokštumomis. Irgi užduosiu tą pačią užduotį, kad lygiai tiek pat man uždėtų. Taip, dabar dar ir kita pusė pas mus yra. Štai. Dabar čia panaudojau dar tik tais visiškai kelis įrankius iš visų tų, kurie yra nurodyti čia. Tai kiti naudosis jau formuojant, sakykime, kažkokiam tai kitokiam priekiui, kuris yra šiek tiek kitoks. Tai dar irgi čia užsidėsim tą 100 mm, kad matytume. Tai kaip mes toliau galime modeliuoti? Jeigu mes norime kažkokią tai konkrečią formą išgauti, mes galime naudoti tape measuring tool, tai liniuotė. Tiesiog SketchUp'as yra labai patogus tuo, kad jisai sugaudo taškus erdvėje ant mūsų objekto ir nuo jo mes galim pradėti matuotis. Čia iškart kaip tik tais aš pažymiu, nuo kurio taško iki kurio mes keliaujame. Iškart matome, kad mums taip pat ir būna išmeta ir koks tas atstumas vis tik yra. Tai užsidėkime šiuo metu 300 iš vienos pusės, 300 iš kitos ir jau turime kažkokias tais ribas, kurioje mes galėsime dirbti. Ir čia mes galime jau laisvai pasirinkti, kaip mes norim, čia jau kaip mes kūrybiškai žvelgsime mūsų tą užduotį. Kitas būdas yra išsimatuoti, negalime matlankį panaudoti, irgi labai paprastai pasižymime, nuo kurios vietos mes matuosime ir kokia kryptimi mes norime, kad eitų. Ir vėl, jeigu tarkim matom, kad, gal čia kažko tai šiek tiek norėčiau, galima lygiai taip pat nuo matlankio išsimatuoti, galima lygiai taip pat ir nuo statmenų matmens pasimatuoti. Taip. Tai prieš tai piešiau modeliavau tik tai su kvadratu, dabar yra tas kitas būdas su linija tiesiog. Pasiemam šitą įrankį, linijom skirtą ir nusibrėžiam, kur mes norim. Gal mes norim kažkaip, kad keliautų taip, sakykime, iki čia, taip ir taip. Ir iškart matome, šiek tiek pasikeitė plokštumas. Iškart jau atsirado daugiau negu prieš tai. Čia, kad mums netrukdytų, išsijungsim guideline'us, matome, kas čia vyksta. Tai kaip toliau išgauti tą visą mūsų bendrą vaizdą? Tai kadangi čia mes turime po 100 atitrauktą, lygiai taip pat mes galime atsitraukti ir nuo šito. Atsitraukiame, čia šiek tiek, čia truputėlį ne tas matmuo, atsiprašau. Taip. Pasitaiko visada, kai gyvai rodoma, kad su programa yra pykstamasi, nieko naujo, viskas tas pats kaip visada. Tai va, taip, susibraižome, kas mums čia liko, kaip mes čia norime, kad atrodytų. Nu ir man šiek tiek sunku apsispręs, nes per daug linijų nebėda. Yra kita funkcija, tai yra trintukas, kuris padeda šiek tiek mums įtrinti tas linijas. Nu, šiek tiek jau per daug čia mes nebesusigaudome, kur čia kas vyksta. Tai mes apsitrinam jas, kad žinotume, ką mes norime toliau padaryti. Taip, šitas apsitrinam ir dazibrėžiam, kur mums trūksta. Kažkodėl neleidžiu išbrėžti, tuoj pažiūrėsime, kodėl. Taip, tuoj pabandysiu iš naujo šiek tiek uždėti, nes neleidžia kažkodėl tais. Bandom.
Esmė, kažkodėl man čia pykstasi su manimi. Na gerai, pabandom. Jeigu taip, viskas ok. Gerai, truputėlį pakeičiam čia mes šitą vaizdą šiek tiek. Grįžkime į pradžią, nes kažką neteisingai padariau ir iš karto programa rodo, kad kažkur yra klaida. Tai čia toks kaip ir pliusas, kad paskui mes tų klaidų nekartotume. Taip, pasirenkam įrankį, pasirenkam ilgesnį, sakykime tiek. Taip, kur trūksta, dasibrėžiam. Mhm. Čia, čia. Va, dabar turime skirtingom plokštumom. Taip, tai šitoje vietoje irgi, kur tas sketchupo tie primų, kur tas jau žaidimas atsiranda modelė. Viską daro tas pas push and pull toolas, tai yra, kad jis pagauna kažkokias plokštumas ir mes jas galime laisvai modifikuoti pagal taip, kaip mes esame nusibrėžę tokios formos konkrečios. Tai dabar aš galiu įgilinti visus, sakykime, nu, kokie 20, kad labiau matytųsi. Čia įgilinam. Čia mes padarome iki apačios, jau matome, atsiranda dugnas. Čia mes iki 20 padarome. Ir čia lygiai taip pat. O šitoj vietoje mes galime, kadangi mums reikia, kad čia būtų kiaura šitoj vietoje, nuvedame iki čia ir jis automatiškai šitai padaro. Čia turime dar linijų, kurių mums nelabai reikia, mes jas galime pratrinti. Ir va, turime kažkokią tai formą. Mes su tą formą galime nuspalvinti ją, kaip mes tik norime. Yra SketchUp bibliotekoje spalvų, yra šiek tiek ir medžiagų, kurias galima panaudoti, tai aš galiu pasimti ir tam tikras plokštumas nusispalvinti. Tai čia yra padaryta su visiškai paprastais, elementariais SketchUp įrankiais, kur tikrai nereikia nei daug žinių, nei darbo, tik žinoti tam tikri įrankiai, ką daro. Tai šitą mes galime netrukdyti ištrinti, turime vieną pavyzduką čia. Taip, taip, sekantis, ką mes su kitomis funkcijomis galime padaryti. Tai mes galime pasimti poligoną, jį įsibrėžiam irgi. Jis lygiai taip pat, kaip ir kvadratas veikia, vis kitokios formos, galime pasikelti su pušintuvu, kiek mums reikia. Ir čia mes galime žaisti jau su scale vadinama funkcija, kuri yra čia. Ir mes galime būtent žaisti tik su viršumi. Kadangi tai yra forma visiškai laisva, jinai visiškai laisvai modeliuojama, nepriklausomai nuo kur yra kiti taškai. Kiekviena linija, kiekvienas taškas gali būti judinamas visiškai laisvai. Tai vėl, kai čia aš galiu pasimti šiek tiek pasikeliu, nes noriu gauti aštresnius kampus. Pasiemu vėl scale. Oi, čia teisingai paėmiau. Va, štai čia. Prieinu ir aš, tarkime, noriu, kad viršūnė mano būtų smailesnė. Tai tam, kad, išgauti tą smailumą, tai yra ta pati line mūsų funkcija, kurią mes galime nusipriešti. Į SketchUpą patį tiesiog reikia žiūrėti labai kūrybiškai, kad galima įvairių dalykų čia padaryti. Kiekvienas taškas, kiekviena linija gali būti judinama ir iš karto visa forma keičiasi, kaip jūs norite. Tai šiuo atveju man reikėtų tik tais taškelis šitą pagauti, tai yra čia va, ir aš jau galiu pasikelti, kiek man reikia, aš galiu iš šono šiek tiek pasukti, kad padėt galiu smailiau, gal mažiau, kad smailus būtų, na ir tarkime iki čia. Taip, tai va, turėjau kažkokios tai formą, dabar mes turime dar kitas funkcijas, kurias galime panaudoti. Tai čia dar įterpsiu tą faktą, kad jeigu mes nenorime, kad modelis pabėgtų arba kad išsidargytų, tarkime, šitą formą yra tai, ko man reikia, viskas yra grupuojama. Tai, kad būtų bendra grupė, kad galėtume paskui laisvai judinti, kad, kaip ir sakiau,
paėmus kažkurį tai tašką, liniją, jau mes deformuojame savo kažkokią tai padarytą objektą. Tai tam mes turime grupės. Šiuo atveju mums tos grupės reikia tam, kad mes galėtume veidrodinę funkciją panaudoti, kuri yra čia. Tai jinai gaudo visas skirtingas plokštumas, pagal kurias mes norime apsukti modelį. Štai atveju aš norėčiau pasukti iš dugno ir štai. 1, 2, 3 jau turiu kažkokią tai formą, kuria irgi papildomai įėjus į ją, man čia visą kitą išsijungia, kad nesutrukdytų, aš vėl galiu keisti. Tai tarkime, kaip ir sakiau, kiekviena linija negali būti modifikuojama. Štai, paimu kažkokią tai liniją, jinai keičiasi. Jeigu aš įeičiau čia, tarkime, paimčiau tašką, vėlgi forma kinta. Ir pagal tai mes galime sukurti visiškai kažkokias tai laisvus objektus, nevaržydami save. Tai va čia mes ir kalbam apie tą kūrybiškumą, kur gali tiek, sakykime, mokiniai mokyklose išbandyti, sakykime, ką gali šitą programą padaryti. Tai šitą čiūkimą, kad neturėtų, ir perėsime prie kito, kas atrodo kur kas sudėtingesnis, kadangi labai daug apvalių kampų, tarsi ne apvalių kampų, tiesiog pakankamai apvalus objektas, nėra kažkokių tai kampų konkrečių, kaip tai yra padaroma. O padaroma iš tiesų yra lygiai taip paprastai, tiesiog kuriant kažkokias tai formas ir panaudojant tam tikros funkcijas, šiek tiek apgaunant, sakykime, mūsų programą. Tai šitą atveju aš, pavyzdžiui, nusipiešiu dabar, parodysiu, kaip tokia forma, kaip paprastai padaroma. Nusibrėšiu erdvinį tokį kaip stačiakampį. Kas yra patogu, tai kad SketchUpas gaudo taškus, netgi 3D matymo lauke, kaip matome čia, ir mes jau turim plokštumą. Dabar ne visada būna patogu dirbti 3D lauke, būna, kad norisi tokia kaip brėžinyje. Tai SketchUp'e galime išjungti perspektyvos kamerą ir įjungti, pavyzdžiui, kad mes norime iš priekio matyti. Štai, čia matome net visus mūsų objektus išdėtus iš priekio. Tai va, čia mes turime mūsų stačiakampį, su kuriuo ir dirbsime. Galim šiek tiek gal mes jį, nors čia praplatinsiu, kaip ir sakiau. Bet kuri linija judinasi, iškart mes galim keisti formą. Va. Taip, tai kaip mes, ką reikėtų daryti toliau? Tai parodysiu vieną funkciją eigoje, kuri padės mums išgauti tą padelio formą, bet dabar tas pradinis taškas, nuo kur mes pradėsime jį kurti. Tai tiesiog ant to stačiakampio dar vieną stačiakampį uždėsime ir padarysime, sakykime, 2D brėžinuko dugną, kaip čia viskas atrodo. Dabar kita funkcija, kurią panaudosime, yra arko funkcija. Mes pasirenkam 2 taškus ir turime suapvalintą jau kampą. Kadangi ir padelį viduje nebūna stačia, mes pasiėmam štai čia, užsidedam šitoj vietoj ir mums reikia apačios sušvelninti. Tarkim, pasirinksime šitie priartinsim, kad geriau matytumėt. Pasirenkam vėl 2 kažkurios tai taškelius. Va. Čia, sakykime, pjūvis per padelį, kaip atrodytų, kad paprašiau įsivaizduoti. Pasiemam trintuką, apsitrinam tų linijų, kurių mums nereikės. Taip, čia irgi išsitrinam. Štai, turime tokią pjūviuką, vadinkime. Taip, sugrupuojam, nes aš nenoriu, kad jisai pasimestų, noriu dirbti dar toliau kai kurias vietas detalizuoti. Va. Tai ką mes darome toliau? Dabar mums reikia paselės. Tai formą kurime lygiai taip pat. Mes turime čia tokią pusę padelio pjūvio, pasidarome, kur čia mūsų rankenėlė bus. Naudojame tas pačias arkos funkciją, užsidedam ir čia jau kaip norima galima daryti, kaip gražiau galima labiau lenktas daryti, jeigu toks noras yra. Taip, tai čia. Va. Ir jau turime kažkokią, tai irgi taip pat formą, kaip matote. Dabar, ką toliau reikėtų
daryti, tai kažkokia tai vėlgi forma, ne koks tas matmuo mūsų bus. Lygiai su to pačiu offsetu mes galime išsididinti tiek įsirašius matmenį, kurį matote čia va dešinėje, ne, va aš judu ir iš karto jis keičiasi, arba galima irgi kaip čia, šiuo atveju, sakykime, iš akies įsididinti, kaip mums reikia. Va, turime jau kažkokias tai formas, ar mums šitų papildomų plokštumų nereikia. Tai pasiemam trintuką, einam išsitrinam tas linijas, kurios mums yra nereikalingos šiuo atveju. Čia įsitrinam, šitą plokštumą irgi ištrinam ir padarom grupę. Dabar, kad matyt, kaip tai atrodo, įsijungsim perspektyvinį vaizdą. Va. Paprastai visiškai mes turime jau kažkokią tai, sakykime, figūrą dabar, kaip ją pakeisti. Tai yra toksai, sakykime, kaip pavadinčiau, triukas gal netgi. Šiek tiek gal atitrauksiu dar čia, kad mums nesimaišytų. O, čia dar linijos užsilikusios, kurios yra, tai jas galim pažymėti tiesiog grįžtai. Tai toks triukas yra, kad yra funkcija follow me, kuriai yra užduodama užduotis, aplink kokį objektą mes sukamės, kokia bus ta mūsų forma. Tai vienas vat, iš būdų dabar būtų, tai mes pasiėmam apskritimą, įsibrėžiam apskritimą, jį pasileidžiame pagal tą, kur yra mūsų dugnas, jis yra štai čia. Tam, kad užduoti užduotį šitai formai, aplink kur jinai turi suktis, jinai turi išgrupuotą. Aš esu sugrupavusi, kad jinai nekeistų formas, bet man dabar jau reikia, kad jin pakeistų formą. Tai ją galime išsprogdinti lietuviškai, explode anglų kalba, kaip programa yra nurodyta. Štai va, dabar turiu vėl nesugrupuotus objektus. Tai ką aš darau? Paspaudžiu tiesiog ant apskritimo, kuris yra mano pradinis užduoties taškas, ir yra funkcija follow me. Spaudžiu šitą, viskas. Nereikia braižyti kažką, bandyti sumodeliuoti taip. Visiškai paprasta funkcija ir mes jau turim formą. Dabar ką mes toliau turim padaryti? Dar roselę nepadaryti. Kaip ją padaryti? Principas yra tas pats. Aš einu į grupę ir man reikia, kad jinai, aišku, turėtų šiek tiek storio. Tai su tuo pačiu push and pull toolu ištraukiu ją į šonus, sakykime, paimsiu po 20. Čia. Va. Ir šiek tiek man reikėtų, kad jinai natūraliai vystų šiek tiek vidų. Ir štai. Turiu paselę. Ir man norėtųsi, kad jos kraštai būtų švelnesni, ne tokie griežtos formos. Tai panaudoju arką, kuri ir bus mano ta užduotis, su kuria užduosiu užduotį, paskui funkcijai kitai. Prieinu prie kraštų. Čia truputėlį gal norėčiau, kad labiau matytųsi. Iš vienos pusės, iš kitos pusės. Štai. Turiu atskiras jau plokštumas. Kaip dabar man funkcija užduoti užduotį. Ar labai prastai. Mes turime šitą vietą, kur yra mūsų užduoties taškas. Spaudžiam follow me funkciją. Ir matome, kaip seka linija iki kur mums reikia, kad šitai atsikartotų. Apsuku modeliuką, kad matytųsi. Va. Funkciją galima pravesti. Ir va. Ir mano šitas šonas jau pasikeičia. Matosi, ne? Čia mes turime kampą, čia pas mus jūsų apvalintas yra kraščiukas. Ta patį padarome su kita pusė. Irgi taip pat pravedam. Iki čia. O, viskas. Išeinu iš šitos grupės. Ir jau turiu kažkokią tai panašų vaizdą. Dabar atrodo šiek tiek, negražiai atrodo čia tas linijos iššokusios. Ką mes su jam padarome, tai net išėjus iš grupės, neišeksplodinus, neišsprogdinus jos visos, paspaudus ant dešinės pelytės mygtuko, yra soft and smooth and edges. Paspaudus, visas vaizdas sušvelnėja. Ir kas yra labai smagu, kad šitą dalyką mes galime keisti. Tai visada dešinėje pusėje, priklauso nuo to, kaip jūs savo įrankius susidėtumėte,
atsiranda jau kiek mes norim jį sušvelninti. Ne? Kuo mes mažiau, tuo mes matome daugiau trūkumų. Atsiranda papildomų linijų, kuo mes labiau spaudžiame čia, tuo jau tas vaizdas švelnesnis. Ir štai, visiškai atrodytų, nemodeliuojant, kaip man sukurti tokią formą, atrodo sudėtingai, bet žinant tam tiesiog paprastas kelias funkcijas, mes galime išgauti kažkokias tais kur kas įdomesnės formas. Dar čia yra visiškai paprasti turiukai, su kuriamis norėjau supažinti, kad parodyti, kad nėra su programa taip iš tiesų sunku dirbti, kaip gali pasirodyti, bet galima nuo šito pereiti ir truputėlį toliau. Tai tuoj parodysiu. Taip, tai SketchUpas nebijo mastelio, ne? Mūsų projektai gali didėti eigoje. Tai pradedant nuo visiškai mažų detalių, kažkokių tais, ne, matome čia irgi grupė įvairių tikrai visokiausių detalių yra, su kuriomis galime dirbti. Galime pereiti prie kur kas didesnių. Pavyzdžiui, galime pereiti prie baldų, kur mes matome tiek kojas, spinteles, įvairiausias lentynėlės. Galime pereiti prie interjero, kur mes jau galime įtraukti kažkokius tai objektus į vidų, kad parodyti erdves. Ir galime pereiti prie jau architektūrinių kažkokio tai projektų. Ir tas mastelis jis gali vis didėti ir didėti. Ta mastelių didėjant, kur atsiranda kitas privalumas. Atsiranda tai, kad SketchUpas turi savo biblioteką. Viena didžiausių bibliotekų turbūt, kurioje yra. Tai yra 3D Warehouse'as, kurioje gali ir patys vartotojai sukurti kažkokius tai objektus ir kelti juos, kad kiti galėtų juos laisvai naudoti. Tiek mes patys galime irgi kelti ir taip pat dalinti su kitais. Taip pat būna, kad ir patys kažkokie gamintojai įkelia, kuriais galėtų projektuotojai, aišku, šiuo atveju naudotis. Tai čia parašius į paiešką mes galime labai daug įvairiausių tiesiog net kambarių vaizdų, kuriais mes galime naudotis, arba pamatome kažkokias tai vietas, kurios mums yra įdomios ir mes norėtume išmokti daryti, galima tiesiog atsisiųsti ir tada žiūrėtis, iš ko jie susideda, iš ko jie padaryti ir toliau galima tobulėti su programa. Ir tai, aišku, nėra viskas. Nėra tai, kad mes turime tik 3D modelį. Tikrai privalumas yra tas SketchUp'e, kad mes galime pasidaryti ir brėžinius iš viso šito. Tai jeigu aš norėčiau, aš galėčiau paspausti Send to Layout. Tai layoutas iš esmės yra kaip ir priedas prie SketchUp'o pačios programinės įrangos, kuri yra skirta brėžiniams pateikti pagal jūsų 3D modelį. Tai yra jisai ir modelį čia mums leidžia lapą pasirinkti. Jisai modelį gyvai pakeičia, jeigu turit kažkokius tai pakeitimus. Čia pas mane dabar turiu kažkokį tai vieną vaizdą paėmę, bet mes galime vėlgi įėjus kaip į langą, kaip į kokį 3D, pasirinkti, ką mes norime matyti. Ir aš galiu netgi pasidaryti kitokius nustatymus. Tarkime, aš norėčiau, kad man rodytų priekį. Ir man rodo tada priekį pačio modelio. Aš galėčiau pasirinkti, kad man viršų rodytų. Tuo čia susirasiu tik tais. Va. Ir pasirinkti viršų ir man tada modelių viršų rodo. Ir galiausiai įdėjus, sakykime, tą darbą, galima pasidaryti ir brėžinį visą. Ne, su lentelėmis, matmenimis, kur kiek kas užima vietos pasižiūrėti, galima ir šešėlius nusistatyti, kad matyti, kaip vis tik mūsų modelio brėžinukas galėtų atrodyti. Tai labai patvaru, kai mes darome, pavyzdžiui, kažkokias detalės, ar tos pačius baldus išsimatavus tiksliai pasižiūrėti, ar sakykime, pakankamai logiškai yra, reikėtų kažkokių pakeitimų. Taip, tai toliau einant, tas, sakykime, pritaikymas SketchUp'o, kur mes galime jį pritaikyti. Tai vienas iš tų pritaikymo būdų yra 3D spausdintuvas. Dabar iš tiesų dauguma mokyklų tiek profesinių jūs turi, tai mes galime sukurti kažkokią tai modelį, kurį mes norėtume išsispausdinti su 3D spausdintuvu vėliau. Tai elementariausiai pasidarom modeliuką, kaip kalbėjau apie grupės, mes jas susigrupuojame atskirai ir paskui mes juos išsidėjus šitas detalės galime išsieksportuoti. STL yra formatas, kurį atpažįsta 3D spausdintuvas
ir uždavus užduotį jau įrenginiui ir spausti šitas detalės ir jau realiai pasigaminti šitą mūsų modeliuką. Taip pat mes turime frezavimą. Tai frezavimas iš esmės yra, tiek gali būti su lazeriu, tarkime, irgi. Pasidarome 3D modeliuką, ką mes norime. Tai gali būti, kiti daro žibintus kažkokius, tai šviestuvus kažkas tai tokio, čia kaip pavyzdžiai. Pasidarome tą formą, mes ją, tada tas formas susiguldome plokštumoje paprastai ir išsieksportuojame. Ir mes galime užduoti įrenginių užduotį, kad mums šitas dalis išpjaustytų ir mes galėtume jau susikliuoti gyvai tokį modelį. Kokia yra ta ateities perspektyva naudojant su SketchUp? Tai jeigu mes išmokstame SketchUp, tai SketchUp nesustojama yra. Jeigu tik yra noro, galima šias žinias plėsti su kitomis programinės įrangas. Privalumas yra tas, kad SketchUpas labai daug formatų supranta ir labai daug formatų gali eksportuoti kitom programom. Tai yra, mes galime iš SketchUpo, kas yra laisvai modeliuojama programa, pereiti į šiek tiek labiau profesinės, tai yra, pavyzdžiui, Revitas, Archikadas, kitos įrangos, kurios jau kol kas detaliau šitus dalykus gali projektuoti ir tada mes galime pereiti iš SketchUpo, pavyzdžiui, panaudoti tokius kaip papildinius, papildomą, vadinkime, pagalbą savo, tai yra vizualizacijoms jau kurti. Tai, pavyzdžiui, Enscape'as, Virėjus, Lumionas yra labai daug kitų, bet kas yra svarbiausia tai, kad mes su SketchUpu galime šitas programas naudoti, bet ir šios pažangios lygiai taip pat grįžta prie šitų programų labai dažnai. Tai SketchUpas yra tas pradmuo, nuo kur mes pradedame mokintis ir suprasti, kaip vis tik šios programinės įrangos veikia. Dar reikia nepamiršti AutoCAD'as, atsiprašau. Kaip įrodžiau, kad ir SketchUp'e galime brėžinį pasidaryti, lygiai taip pat AutoCAD'as, kuris yra konkrečiai skirtas brėžiniams daryti, galima įsikelti į SketchUp'ą ir toliau vystyti jau tą, sakykime, mūsų modelį. Jeigu parodyti vizualiai, kaip tai atrodo, tarkime, aš dabar čia turiu būtent įsijungus iš tiesų Enscape'ą netgi, kad parodyti vis tik, kas tai yra, ne? Tai Enscape'as tai vizualizacijos programa, pluginas, tas įskiepis vadinamas, kuriuo mes galime matyti, kaip mūsų projektas atrodo. Mes galime prieiti, matyti, kokios yra medžiagos naudojamos. Čia jau yra čia savo žinių plėtojimas, bandymas parinkti atspalvį, nes SketchUp'e mes matome visiškai paprastus atspalvius, tuo tarpu jau Enscape'as jau mums parodo, kaip realiai atrodo mūsų šis projektas. Ir galima laisvai judėti ir stebėti, kas šitoje vietoje vyksta. Tai čia yra tik tais vienas įskiepis iš daugelių, kuriuos galima naudoti paskui išmokstant. Taip, čia truputėlį pajudam. Taip, tai čia, bet būtent apie tą ateities perspektyvą ir kalbame, kad mes ties SketchUp'u nesustojame ir mes galime ir toliau judėti ir stebėti tą procesą, tas visas, sakykime, projektavimas, modeliavimas, kiek toli gali nueiti. Ir nereikia priimti programos taip, kad jinai yra visiškai šitoje vietoje uždaryta, sakykime, tik ties kažkokiais tai interjero architektūros sprendimais, kaip dauguma, kaip ir sakiau, mastelio nebijo, tai mes galime projektuoti iki urbanistinių sprendimų ir panašiai, galima kurti vaizdus, bet kas yra labai svarbu, tai yra taip pat ir žaidimų kūryba. Ko kiti dauguma nežino, SketchUpas iš tiesų, kadangi dėl savo laisvo modeliavimo ir pakankamai greito, jį galima pritaikyti ir žaidimas. Tai būtent kažkokių tai erdvių modeliavimai, kažkokiam tais, kadangi neužima ir daug vietos ir pakankamai paprastai galima pateikti. Tai šitoje vietoje, kaip mes sakome, dangus yra mūsų riba ir turbūt dar net ne. Galima rasti tikrai būdų, kur SketchUpą pritaikyti. Tai tiek iš tiesų iš manęs žiūriu, kad labai kažkaip greitai prabėgau, tikiuosi ne per greitai ir buvo pakankamai aišku. Tai aš perėjau prie dalį, kuri yra skirta, sakykime, gal labiau specializuota nuo iki, o lapkričio 13 dieną jau kolega mano parodys, kaip pritaikyti konkrečiose pamokose.
Tai jeigu būtų, ne, nemačiau, ar yra kokių klausimų, tuoj pasižiūrim. Taip, tai matau, kad yra klausimų dėl pačio įrašo. Tai įrašas bus išsiųstas, tie, kurie negalėjo prisijungti, ar tie, kurie dabar irgi norėtų vis dar įrašą turėti, tai šis įrašas bus jums prieinamas. Tai palyginti SketchUp ir FreeCAD galimybę suruošiant failus 3D spausdinant CNC frazavimą. Tai FreeCAD'as yra parametrinis modeliavimas, kaip Fusionas, kur galima projektuoti parametriškai tvarkingą modelį ir jį perduoti 3D spausdinimui ar CNC frazavimui, kadangi frazavimą galima išeksportuoti tinkamų formatu. Nesakyčiau, kad galima tai palyginti, nes tai šiek tiek visiems yra pakankamai skirtingos programos. Tiek su šita galima tą padaryti. Vėlgi nereikėtų pagrindinė turbūt klaida, kuri būna su programinėmis įrangomis, kad mes vis norim viską palyginti, kuri yra už kurią geresnė. Tai taip nėra, nes kiekviena programa turi savo kažkokią tai užduotį ir jinai ją atlieka. Tai tam reikia žinoti tiesiog, ką programa sugeba, ką gali padaryti, nes mes kaip kartais sakome, kad su visom programom tu gali padaryti lygiai tą patį. Ir tai yra taip, tai yra teisingai, tačiau klausimas, kaip tu tą padarysi ir su kuria tu tą padarysi greičiau. Tai reikėtų šitoje vietoje gal žiūrėti, su kuria yra greičiau, su kuria yra patvariau šitoje vietoje. Bet ar kažkuri tai nuo kažkurios atsilieka, tai čia yra, diskutuotinas, sakykime, labai. Taip, čia dar matau klausimą dėl sandėlio, tai čia turbūt klausimas dėl pačio 3D Warehouse'o. Tai iš esmės nėra kažkokios tai filtro, iš tiesų reikia labai žiūrėti, nes būna tam tikri masteliai iš tiesų pasimeta, tai yra tam tikros klaidos, reikia kritiškai vertinti kitų įkeltus projektus, visiškai aklai niekada nepasitikėti čia. Kaip ir pačiuose darbuose, negaunate kažkokią tai failą žmogus, visiems pertikrinate, pasižiūrite, ar tai yra teisinga. Tačiau tam tikrus dauguma modelių iš tiesų yra pakankamai kokybiškai, tvarkingai, tiesiog reikia atkreipdėmėsi, pasitaiko tam tikrų klaidelių, tikrai pasitaiko. Dabar ar SketchUpas yra nemokamas? Ir taip ir ne. Tai kodėl ne? Nes yra webinė versija, online, su kuria galime dirbti, bet jos funkcionalumas yra kur kas mažesnis nei licencijuotos programos. Tai šitoje vietoje tam tikrų funkcijų negalima būtų net panaudoti. Tada ar galima eksportuoti SKP failus į Archicad? Tai žinoma, galima į EFC failus išsieksportuoti. Tik reikia nepamiršti vieną esminį dalyką, kad Archicadas yra šiek tiek kitokios infrastruktūros programa, kuri šiek tiek kitaip supranta tam tikras formas. Tai jeigu mes SketchUp'e modeliuojame kaip kažkokius tai tūrius, čia įsijungiama. Jeigu mes SketchUp'e kažkokius tai tūrius, sakykime, formuojame, čia pasidarykime, tarkim, mes čia, sakykime, erdvę pasidarome. Mes čia turime tiesiog paprastus tūrius, kurie yra visiškai, kiekviena plokštuma yra atskira. Tuo tarpu Archicadas braižo sienomis ir struktūrizuotomis kažkokiomis tai dalimis. Jisai turi pavadinimą kiekvienai vietai. Tai šitoje vietoje reikėtų nepasimesti vėliau eigoje, kad įsikėlus iš SketchUp'o į Archicadą brėžinį, jisai ne visai supras, kurios dalys yra. Bet šitą dalyką, tikimės ateityje kažkaip išeis išspręsti ir šiek tiek detaliau pats Archicadas supras SketchUp'ą arba SketchUp'as pateiks daugiau informacijos kitai programinei įrangai. Taip, tai daugiau klausimų žiūriu. Kaip ir nematau. Tai jeigu daugiau klausimų nėra, tai padėkosiu visiems, kad prisijungėte. Kai sutiksinsim visą laiką tikslesnė, kada bus sekantis webinaras, jums pranešime, atsiūsime. Lygiai taip pat bus galima prisijungti ir irgi taip pat įrašą gausite lygiai taip pat, jeigu negalėsite prisijungti. O daugiau tai aš tada su jumis atsisveikinsiu ir palinkėsiu geros darbo dienos ir likusios darbo savaitės.